pas mane iššoko į namus, susirinko mano visus daiktus, buvo bandymas šiurpinti, žinai, tos apklausos visą kitą, tai yra bendravimas tave gal. Esi mafijos iškelimo pradžiamokslis Lietuvoje. Daug aš nelabai galiu pasakoti. Aš žinau, kaip viskas atsitiko, kas buvo tie strategai, kas mane pakišo į tą visą istoriją. Buvau įsuktas konkrečiai. Taip sparčiai buvo paviešinti Epsteino failai. Ar tai yra strateginis žingsnis kažkam tai? Tavo dabar išeinant į studijos privažiuos 2 Škodos tamsintais stiklais ir viskas, ir tau uždės ant rankos išsiveža. Esi kada konfrontavęs kokį nors mafijos atstovą? Aš esu žmogus, kuris valau tokius kaip jumis. Norėjau tiesiog tavęs paklausti, kaip tu jautiesi šiandien? Bičiuliai, jeigu turite žmonių savo aplinkoje, kuriems ši tema yra aktuali arba gali būti įdomi, pasidalinkite su jais šiuo video ir spauskite mygtuką prenumeruoti. Tai padėsite mums augti ir kurti šį prasmingą, nuostabų turinį. O dabar laikas mūsų rėmėjams, kurių dėka ši laida pasiekė jūs. Žinau, šis papildas gali skambėti kaip dar vienas pažadas ar koks prieskonio pavadinimas, bet aš jį žiūriu labai paprastai. Kai jautiesi be energijos, be noro ir viskas erzina, tu turi 2 pasirinkimus. Apsimesti, kad praeis, arba padaryti vieną mažą, bet logišką bandymą. Superfoods Maka. Maisto papildą tradiciškai naudojama libido, energijos ir ištvermės palaikymui tiek vyrams, tiek moterims. Tai augalas, kuris šimtmečius buvo vertinamas dėl to, kad padeda palaikyti hormonų balansą, nuotaiką ir fizinį bei protinį pajėgumą. Bet svarbiausia ne tai. Svarbiausia, kad maka gražina tą vidinę jėgą, kai kūnas yra lyg visuomet pasiruošęs. Na žinot, atsikeli ir nori daryti. Be dirbtinių šuolių, kaip nuo kofeino, o natūraliai. Ir gera žinia ta, kad mano vaistinė.lt su kodu Tap geresniu taiko 40% nuolaidą Maka ir visai Superfoods linijai. Sveikas gyvas, Dailiau. Sveikas gyvas. Aš prieš mums laidai prasidedant turbūt norėjau tiesiog tavęs paklausti, kaip tu jautiesi šiandien. Ne taip kaip viešoje erdvėje, o tiesiog viduje, vykstant visiems šiems procesams. Nu ką, įdomus toks laikotarpis iš tikrųjų galėtų jis jau pasibaigti, nes jau užteko tų karuselių įvairiausių ir faktiškai 1,5 metų tos karuselės tęsiasi, sakykim taip, savotiškai. Ar pavargau? Kažkiek taip. Ar norėčiau, kad viskas baigtųsi čia ir dabar? Faktas. Norėčiau, kad būtų baigėsi vakar. Ar tikiu tiesa ir teisybę? Vis dar tikiu, bet labai daug kartų buvo sulūžus ta tiesa, kurią aš tikėjau eilę metų. Nes, aš pradėjau žurnalistinį darbą vien dėl to, kad aš tikėjau viskuom ir dar dabar kartais tikiu, bet jau labai labai per didelį rezervą. Apkarpė sparnus šiek tiek. Apkarpė tikėjimą. Tai va čia yra labai blogai, o tu jeigu žurnalistiko dirbi, tai tau reikia tikėti vis tiek, kad yra teisybė, yra dalykai, taip toliau, galų galia aš šiaip labai toks teisingas esu žmogus. Nes aš ir pasirinkau šitą profesiją vien dėl to, kad aš traukčiau dienos šviesą visą blogį, blogiečius. Aš labai džiaugiausi, kai po mūsų vieno pafilmavimo pedofilas buvo pasodintas už grotų. Čia labai senai, 2009 metai maždaug. Bet žiūrėk, tu toksai esi, iš tikrųjų, tave daug kas žino iš to, kad tu ir nebijai rašyti apie mafiją, kalbėti apie tai, apie visokias tikrai tokias istorijas, kur kitas bijotų, žinai, kitas gatvėje Morozą pamatęs pereina gatvę, tu tiesiog eini liūtų į nasrus ir, kaip mes kalbėjom prieš filmavimą apie autorių, kuris parašė Gomorą, kurį saugojo Italijos policija, žinai, tai tu toks pats, žinai, mėgstantis riziką, bet tu esi vedęs dabar metus laiko. Kaip tavo žmona reaguoja į tuos tavo išvežimus į kalėjimą mėnesių laiko? Per 9 mėnesius, 1,5 mėnesio aš buvau už grotų. Kaip čia yra šiaip labai stipru. Tu tik metai vedęs ir tuo laikotarpiu dabar visą tai vyksta. Kaip jinai jaučiasi? Tikrai susitokiam ne dėl to, kaip čia kažkokių spekulacijų buvo, kad neva tai ten kažkokie niuansai būtų dar kažkas. Čia Morozų kultūroje, žodžiu, ten kalbama, kad čia tipo kažkokiais įskaičiavimais, dar kažką, nieko panašaus. Visiškai susitokiam labai spontaniškai, bet tarkim tokie tamsesni gyvenimo įvykiai šiek tiek paspartino mums. Nes, sakom,
Blemba, tiek visko va dabar buvo, tai ko čia laukti iš tikrųjų. Tai Bet žinai, gyvenimas yra nenuspėjamas. Po santuokos tas prasidėjo, va, tavo išvežimai, jinai lieka viena. Prieš santuoką jau buvo. Jau prieš santuoką vienas reisas, antras reisas buvo po santuokos. Bet kai jūs kalbatės po tų, tu jau grįžti, ką jinai tau pasako, kaip jinai jautėsi, va, tos naktis, kai tu išvežtas, jinai nežinomybei tokio, žinai, kaip tai ištempė jinai viską? Tai labiau, jinai galbūt galėtų papasakot, kaip jinai jautėsi. Aišku, kad sudėtingai. Verkė, liūdėjo, per radiją klausė ne vieną, tarkim, muzikinį įrašą, kuris vėliau priminė labai mane. Labai gera mano žmona, iš tikrųjų labai geras žmogus, yra be galo atsidavęs žmogus ir šitose vietose, tarkim, bet per šitas visas dramas, tas tokias tamsias situacijas, aš supratau, kad tai yra labai ištikimas ir geras žmogus, kuris nuo tavęs galėjo pabėgti, nusisukti, bet jinai liko kartu ir mes, tarkim, važiuojam toliau per tą tokį liūdnesnį ir galbūt nelabai smagų gyvenimo laikotarpį, ar ne? Bet, kaip sakoma, ištikimybė atsidavimas yra 100%, nes dažnu atveju būna, kad moteris tiesiog susikrauna daiktus ir, tu čia kaip nors, kaip susitvarkysi, aš grįšiu. Ir iš tikrųjų daug yra tokių dalykų, netgi, kiek žinau, tame pačiame mafijos pasaulyje. Yra labai didžiuliai turtai, yra didžiuliai patogumai, bet moteris dažnai tiesiog bėga nuo vyro. Jinai net džiaugiasi, kad atsitiko taip. Gražu, kad tau taip pavyko rasti tokią moterį gyvenime, iš kurios jauti palaikymą, bet, žinai, aš turiu tavęs paklausti, kokią tu istoriją galėtum papasakoti, tai, ką tu laikėjai dar vis savyje ir viešai nepasako. Ir šiandien galėtum pirmą kartą pasakyti, ko dar žmonės negirdėjo apie tavo visą šitą įvykį. Tai ko jie negirdėjo, tai jie dar kol kas ir neišgirs, nes daug aš nelabai galiu pasakoti. O kodėl tu negali pasakoti? Tiesiog yra tokie momentai. Vienas momentas tai yra, kad prasidėjo byla ir mes jau esam pasakę teisėjui, kad mes duosime parodymus paskutiniai. Ir tiesiog mano advokatas yra buvęs prokuroras, labai gerbė teisę, labai rimtai žiūri visą tai. Tai jisai tiesiog pasakė, kad jeigu tu jau pasakei teisme, kad tu duosi parodymus gale, tai tu turi to ir laikytis. Tu neturi lakstyti per žiniasklaidos priemonės, per podcastus ir pasakot ten savo dramas ar kažkokius tai dalykus. Papasakot aš labai galiu daugą iš tikrųjų, nes, pavadinkim taip, aš į šitą temą buvau įsuktas konkrečiai. Aš dabar turiu susidėliojęs visą žemėlapį. Ir aš žinau, kaip viskas atsitiko, ta prasme, kas buvo tie strategai, kas mane pakišo į tą visą istoriją. Bet aš kiek žinau, iki teisminio tyrimo detalėms viešai dalintis negalima, ne? Iki tol, kol byla nepasiekė teismo. Tai tu dabar esi tame etape, kur tau privertė pasirašyti kažkokį dokumentą, jog tu negali nieko kalbėti, atskleisti. Ir va čia ir tas reiškia, kai sako, žinai, negalim komentuoti. Tai žodžiu, byla numeris 1 yra šiuo metu teisme, byla numeris 2 yra šiuo metu ten dėlioja ją kažką tai. Tai žodžiu, byla numeris 2 tai yra visiškas, visiškas, ta prasme, karatinys kažkoks. Tai yra sudėliota iš žmogaus, kuris meluoja, kuris specialiai meluoja, norėdamas save išsukti, visiškas fantazijas leidžia. Ta prasme, tai yra dalykas, kad jokių įrodymų nėra, tai yra šneka vienas žmogus. Tai tiesiog trumpai apie tai. Bet o teisinė pasaulyje įrodymai svarbu? Tai be abejo, vienareikšmiškai. Ta prasme, kalbos tai yra nulis, bet aš kaip supratau dabar Lietuvoje yra labai dažnai remiamas įvairiausių tokių tipo agentų, kaip ten pasakyti, liudytojų, melagių parodymais ir iš tikrųjų yra buvę net nemažai bylų, tame tarpe netgi labai garsių Lietuvos policininkų byla buvo irgi paremta vieno apsimelavusio liudytojo parodymais. Čia buvo daugiau nei prieš 10 metų tokia byla. Labai garsi byla, ten buvo ne va tai, kad jie neužkirto kelio Drąsiaus Kedžio žudynėms, nes tai buvo didžiausios Lietuvos policijos figūros stojo prieš teismą kaip kaltinamieji. Ir galiausiai byla baigėsi šnipštu, jie buvo visi išteisinti. Bet labai skambėjo kelerius metus, ten vos ne policijos mafija buvo, taip toliau. Mane patys šokiravo, nes aš pats vaikščiau tuos teismo procesus, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Ir dabar aš pats susiduriu realiai po daugybės metų su tuo dalyku. Kad tiesiog rašęs apie pareigūnus, juos kėlės ant pjedestalo, aš dabar vos ne pats įtariamasis, ten vos ne karteliui priklausau, ar ne, kur visi labai juokiasi mano, ypač artimos aplinkos žmonės, pažinodami mane jau ten 20-30 metų.
ir žinodami, kokios mano yra vertybės, kaip aš gyvenu, kokios yra mano finansinis bagažas, koks yra mano artimiausių žmonių ratas ir, ta prasme, juokiasi, jie žino, kad tai yra pritempta, kad tai yra stengiamasi kažkaip bandyti sukompromituoti, nesuprantu dėl ko. Kada ta pabaiga? Kada jinai gali būti? Tu kalbėjai norėtum, kad šiandien baigtųsi, bet šiaip vakar, bet kaip tu galvoji, kiek tai dar truks? Aš nežinau, žinai, sunku labai prognozuoti, nes būna, kad kartais ir tokių istorijų tenka girdėti, aš labai daugybę žmonių visokiausių esu kalbinęs ir dabar ypač man dažnai daug kas parašo ir garsių bylų figurantai ir mažiau garsesnių bylų, kurie turėjo panašias situacijas, tai sakė, kad kai kam netgi buvo ir 5 ir 10 metų. Oh my God. Tai truko. Tai, tai tau iš tavo gyvenimo realiai išbraukė tau 10 metų. Tau visam šitam epizodui su STT, kas vyksta, tau nekilo mintis nustoti kalbėti apie policiją, rašyti apie nusikaltimus, mafiją, pinigų plovimą. Tiesiog net muša noro toliau tęsti tai, kad tu darai tiek daug metų, dėl ko tave myli žiūrovai, žiūri tavo turinį, skaito tavo knygas, kurios yra ypatingai populiarios, skaitomiausios, kur tu esi iš tikrųjų mafijos iškelimo pradžiamokslis Lietuvoje, žinai, kuris iškėlė visus šitus klausimus į išorę. Net muša noro toliau daryti. Tai aišku, kad atmuša. Nes, ta prasme, tu galvoji, kam aš ta prasme dirbu ir darau, jeigu čia tokie dalykai vyksta, kad su manim susidorojama ar bando mane paišyti kažkokį mafiozą, ar ne, ten tarkim, ar kažkokį gangsterį. Jeigu norės tavo dabar išeinant iš studijos privažiuos 2 Škodos tamsintais stiklais ir viskas, ir tau uždės ant rankus ir išsiveža. Prasme, be paaiškinimo. Be paaiškinimo. Po to tik paaiškins. Jo, po to tik paaiškins, kaip ir paskutinis buvo sulaikymas. Aš atvažiavau, tiksliau pas mane iššoko į namus, susirinko mano visus daiktus. Kaip atrodė? Ką tu tada darei? Ką tu veikiai, kai... Man šokas buvo normalu. Bet ką tu veikiai? Aš miegojau. Tu miegojai. Kelintą valandą tai buvo? Anksti ryte buvo, 6 ryto. 6 ryto skambutis? Taip, agresyvus labai skambutis ir beldimas į duris. Ok. Atidarai ir kas tuomet? Aš pasižiūrėjau per akutę, aš galvoju, stovi žmonės, galvoju, gal mirė kažkoks kaimynas ar dar kažkas. Galvoju, kažkas rimta, žinai, jeigu taip pas tave veržiasi, atsidaro duris ir stovi visi su šinkliukais įstatė. O tada, kai atidarai duris, kaip viskas vyko? Kiti kokie buvo žingsniai? Ne, tai jau jie įeina, neklausdami, kad jie turi įeiti pas tave. Orderio nereikia? Ne, taip, mes turim, kaip čia, ta prasme, orderis. Orderis, parodo, kad... Tas ne orderis, bet teisėjo leidimas atlikti kratą pas tave automobilyje namuose. Tai tada tave ką surakino ar pasodino kažkurį kampą? Ne, šį kartą nerakino, pirmą kartą rakino. Šį kartą nerakino, gan sakykim, taip palyginus padoriai buvo, bet aišku, buvo bandymas šiurpinti, žinai, tas netikėtumo momentas, tas bendravimas, toks, žinai, bandymas tave prigauti iš viso, ta prasme, tos apklausos visą kitą, tai yra bendravimas tave prigauti. Toks, ta prasme, tu esi automatiškai statomas į žuliko kampą ir tu turi arba protingai atsakinėti, arba nieko neatsakinėti, arba su advokatu betarpiškai kalbėti. Advokatas galbūt už tave turi kalbėti, nes tu galbūt nesi labai teisininkas geras, mes nesam teisininkai geri. Bet, ta prasme, tuo momentu, taigi, tai yra tokia streso būsena. Toks įdomus momentas, nes tuo momentu, kaip atvyko jie pas mane ir kaip vyko krata mano namuose, mano advokatė tą būtent rytą išvyko į tolimą kelionę keliom savaitėm. Ir tai nėra sutapimai. Aš manau, kad tai buvo viskas parengta. Bet tai kai krata vyksta, po to žmona kiek laiko tvarkė namus? Ne, normaliai. Ar ten, žinai kaip, va taip pakelia daiktą, padeda daiktą į vietą? Nebuvo kažkokių labai ten tokių vartymų, didelių daiktų, tiesiog sako, viskas suneškit, kad turit, nes žino, kad mano ginklai, man buvo toks juokingas klausimas, trauk ginklus, kokius sakau ginklus, sakau, aš net nešaudęs per daug gyvenime, gal 1-2 kartus ten kažkokiam profesionaliam buvau šaudykloje, ar ne? Tai gal turit nelegalių, nėra jokių nelegalių, sakau, tai nejuokaukit. Tai tada tipo trauk visus savo ginklus, kur aš sakau darbinius, tai yra kompiuteriai, telefonai, hardai, taip toliau visą kitą, jo. Šiais laikais gal jau ginklas. Jo, ta prasme, mano tai yra darbiniai prietaisai, gal taip sakykim, daugiau, ne ginklai, aš nesu ten trolis, botas, dar kažkoks, kur ten rašinėja nesąmonės ir ten kažką bando daryti, ar ne, internetinį kažkokį, tai tarkim, mušį. Tikrai ne, tai man labai gaila dėl to, kad pas mane yra išimta įrangos šiandien dienai ir išvežta iš mano namų maždaug už 10 000 eurų. Ir viskas yra policijai?
Taip, viskas STT būstinė. Ir tu realiai nieko. Aš gavau tik tai kopijas, kurios yra keistai redaguotos, netgi kai kurios. O tu negalvoji, kad tavo šita situacija visa, tavo byla tampa precedentų kitiems žurnalistams, jog žiūrėk, kiek nebegalima lysti? Manau, giliai. kad vienareikšmiškai. Tik tai gaila, kad mūsų jaunoji žurnalistų karta dar to nesuvokia. Jie nesuvokia viso šito, bet tai yra vienareikšmiškai visiems signalas. Pasižiūrėkit, mes jį nuėmėm, galim nuimsim ir jumis. Jei nepatiks kažkas tai. Taip, tai be abejo, jūs rašykit gerai tik tai. Aš suprantu, visą laiką esu toks žmogus ir toks buvau ir supratau, kad to nebereikia, bet man būdavo visiškai vienodai. Ar rašyti apie gangsterį, kuris, tarkim, prisidirbęs, ar, tarkim, informaciją apie pareigūną, kuris galbūt turi kažkokių šešėlių. Šiandien dieną aš supratau, kad reikia antros temos neliesti. Okay. Ir tu gyvensi ramiai tada. Taip, bet, aš to prasme niekada nesismulkinau ir man buvo vienodai. Žinai tas jausmas, grįžti po darbo, galva dar rūžia, o kūnas tau sako, davai, padaryk ką nors dėl savęs. Ir tada prasideda klasika. Nėra jėgų, nėra nuotaikos, o gal reikia kažkokių baltymų, kreatino, riebalų degintojo. O kur viską pirkti? Kad nereikėtų naršyti po 15 skirtingų svetainių, tam yra mrbiceps.lt. Čia viskas yra apie žmonės, kurie tiesiog stengiasi ir vieną dieną sportas, kitą dieną darbas, o trečią dieną tiesiog nori jaustis gerai. mrbiceps.lt dirba Baltijos šalyse su daugiau nei 100 patikimų prekės ženklų. Asortimente rasite viską nuo A iki Z. Baltymai, kreatinas, aminorūgštys, funkcinė mityba. Viskas kasdieniai gerai savijautai. O ką vertina pirkėjai? Tai greitis ir patikimumas. Dauguma užsakymų pasieks jūs per vieną darbo dieną. Ir čia ne šiaip pažadas, nes mrbiceps jau pasirinko daugiau nei 160 000 klientų Baltijos šalyse. Tad viskas, ko tau reikia pradžiai ir ne tik, rasi mrbiceps.lt. Aš suprantu, kad tu daug negalėsi šiandien papasakoti ir net nenoriu, kad mūsų laida kažkaip tai, padarytų įtakos tavo tyrimui visam. Todėl noriu pereiti prie šiandien populiarios temos, tai Epsteino failai. Turbūt teko girdėti, ne? Taip, per pastarąsias dienas. Neįmanoma negirdėti. Neįmanoma girdėti ir kas įdomu, kad ir lietuvių pavardės nuskambėjo. Man tai tiesiog įdomu, tu vis tiek jau 20 metų esi tokiuose būtent, sakyčiau, galbūt jėgos žaidimų sukūryje, tu juos nagrinėji, galios žaidimų sukūryje. Man įdomu, kodėl dabar taip sparčiai buvo paviešinti Epsteino failai ir jeigu tu pastebėsi, visa absoliučiai žiniasklaida, viso pasaulio žiniasklaida dabar kalba tik tai apie juos. Ką dabar bando nuslėpti Amerika arba galbūt kokia kita užsienio politika po šiais skandalais? Ar tai yra strateginis žingsnis kažkam tai? Aš, aišku, visą tai pastebėjau kaip žmogus, pavadinkim, kuris medijoje daug metų dirbęs esu ir kažkiek dalyvauju šiandien, ar ne. Sakykime, vis tiek mes dalyvaujam su tavim medijoje, tik tai šiuolaikiškuose formatuose. Ir aš tau tikrai atkreipiu dėmesį, kad kažkaip dingo ir karas Ukrainoje, ir Zelenskis, ir Trumpas net beveik pasitraukė. Šią savaitę jų beveik nėra viešoje erdvėje. Galbūt ir yra, bet jie tikrai nesuper dominuoja. Kažkur ten 6-7 vietoje. Taip, ko niekada nebuvo per pastarosius ten kelis metus, ar ne. Ir tas tikrai labai stebina. Dar labai aišku stebina, kad faktiškai žmogus, kuris mirė, kaip teigiama, savo kalėjimo kameroje, savo pasidarė galą, tai yra tas pats Epsteinas, praėjo 6 metai ir dabar būtent po 6 metų kala ten tos visus failus. Man kažkaip keista, kodėl anksčiau negalėjo jų slaptinti. O tik tai dabar praėjus beveik 6 metams viską leidžia. Aš suprantu, reikėjo... Ir tai tik dalį, dar ne viską. Taip, aš suprantu, reikėjo ten turbūt atrūšiuoti. Aš manau, kad labai daug yra atrūšiuota, ko mes nežinom. Ir galbūt dar laikoma kažkokioj spintelėj paslėptoj. Arba ten tiesiog žino, kad jeigu jie tai paviešins, tai turbūt būtų išprotėjimas visiškas ir taip toliau ir panašiai. Nes dalyvauja labai daugybė tų tikrai įtakingų žmonių. Ten skaičiau, kad ir buvęs Norvegijos premjeras išlindo. Ir Slovenijos, ir taip, Norvegijos, tai ir Kanados. Faktiškai lūžta netgi aukščiausių politikų grandis. Ką jie dabar atsistatydina iš pareigų ir ten... Taip, ir labai aišku įdomu man tai per lietuvišką prizmę.
kol kas aš matau ten tas tik tai barakudas lietuviškas, kurios ten dalyvavo, kurios ten smuikininkės, balerinos buvo, bet iš tikrųjų reiškės dar veikia ir turėjo antrą versliuką, ar ne, kuris būtų finansiškai remiamas iš va tokių žmonių lėšų. Tai parodo tą tokį mūsų, bet tą parodo tokį kaimo lygį, žinai, kad maždaug reikia man ten pamatyti New Yorką arba nuskrist kažkur, tai sumokėkit man ir aš noriu pamatyti, nes man reikia. Tai čia tas visą laiką egzistavo, jau nežinau, nuo neatmenamų laikų, kaip kalbėdavo 90 metais, atsimenu, kad 90 metais buvo pradžioj 2 populiarios profesijos. Tai merginos eidavo dirbti manekenėmis, kaip tik ten čiučiut atsivėrė sienos, o vaikinai visi banditais. Bent jau Kaune tai buvo pas mumis, aš nežinau, kaip aš augau. Ir aš labai puikiai atsimenu tos dalykus. Elitinės kategorijos. Taip, kad šiek tiek gražesnės visos merginos, jos būdavo dingsta tiesiog iš Lietuvos, ten periodais kažkokiais ten atsiranda, paskui grįžta ten jau vairuoja labai ten super krūtą automobilį, butą turi nusipirkusios tais laikais, kas būdavo tikrai ne visiems pasiekiama, ar ne. Jeigu tu ten nedirbi labai sunkiai arba kažkokio matomo ir visiems žinomo darbo, tai sakykim, tie dalykai jau ištisą amžinybę egzistuoja. Aš net, žinai, netyčia tiesiog skaitinėjau ir įvedžiau, nes visi veda Lithuania, Vilnius, Lietuva, o aš įvedžiau žodį Litva. Galvoju, įdomu, ar ką nors rado vieną laišką ir kažkokia buvo modelio agentūra, 2012 metai, kad eina skautinti į tą modelio agentūrą, tipo Best Regards ir modelio agentūrą. Įvedžiau į Facebooką ar į Google'ą ir išmetė, kad čia Lietuvoje veikianti modelio agentūra ir po 12 metų 14 metais TV3 portaluose buvo kvietimas dalyvauti modelius atrankoje Londone, ten dar kažkur tai, bet daugiau laiškų jokių nėra. Tai žinai, va dabar klausimas, nes pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ką leidžia ikiteisminis tyrimas daryti dabar su šita visa informacija? Kam jo reikėjo? Tai šiuo atveju, ką aš matau ir kas būtų buvę protinga, aš matau, kad mūsų prokurorai, generalinė prokuratūra, tik tai po 3 parų jie įsijungia, jie paskelbė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas, bet po 3 parų, per kurias gazavo žiniasklaida bele kaip. Ta prasme, apie visus tos ten keli žmonės, ten tuos menininkus, tą koncertų rengėją, ten dar kitas merginas. Ir ta prasme, matosi jau buvo, žinai, jau tas toksai blembos įkaitė labai. Labai įkaitė jos sprogdinimo atvejus, galbūt kažkas iš politikų pasakė, jūs ten žiūrėkit, įsijunkit, nes čia negali tai būti, kad mes tipo nereaguojam, o viskas važiuoja, žinai, ir kuo toliau, tuo giliau ir labiau, žinai, vis lenda viskas į viešumą. Tai tarkim, ką aš matyčiau, aš tikrai nesu tas ir nenoriu būti tuo, kur turiu aiškinti, kaip dirbti teisėsaugininkam, nes kiekvienas mes dirbam savo darbą, bet aš manau, kad jau turėjo būti apklausti tie pagrindiniai žmonės, kurie minimi tie lietuviai, tas vyrukas ir ta moteris. Jie tikrai turėjo būti apklausti. Įdomu, žinai, nes palikime yra 42 ar 43 asmenys. Tik tai, žinant jo tinklą, žinant, kiek jisai buvo įmerkęs kojas, rankas ir viską, ką tik galėjo visam pasauliu, kokius jis kontaktus turėjo su Izraelio žvalgyba, su Rusijos žvalgyba, kaip įtariama, žinai, Amerika, Kanada, tarsi pas jį politikai kišeniai buvo, žinai, ir tarptų 42 yra lietuvės pavardė, kurio gauna 3 milijonus palikimą. Tai kelia tikrai klausimus. Taip. Ar tikrai viskas taip nekalta? Na taip, man tai irgi labai, sakau, keistai už tai, aš manyčiau, kad čia yra teisėsaugos dabar darbas, jeigu jie nori visą tą teisybę išryškinti ir iš tikrųjų reikėtų, kad tai būtų, kad žmonėms būtų kuo mažiau abejonių. O galų galia tokius menininkus, jeigu tu pridarytum savaitį laiko, tai aš manau, jie viską pasakytų, ko žino, ko nežino. Arba tiesiog gautų viską ant lėkštutės. Taip, kalbėkim tiesiai šviesiai atvirai, ar ne? Dar koks vienas momentas, be abejo, kad šitas visas dabartinis projektas, kuris yra vystoma žiniasklaida, nežinau, kaip rodys mūsų šitą podcastą, ar dar viskas čia bus, transliuosis ir daužysis toliau į eterį tie visi Epšteino dokumentai. Bet ką aš matyčiau, kad tai gali būti savotiška rimta uždanga kaip kuriems pasauliniams procesams, kurie vyksta politikoje, ekonomikoje, medicinoje. Net tas nuėmimas žmonių, žinai, jeigu išviešina, kad ten
buvo pervedami 60 milijonų už sekso paslaugas tenai Slovenijos ar Slovakijos, dabar kažkas tai ten ministras ar kas atsistatydino, tai čia nuėmimas žmonių nuo politikos, Taip. Norvegijos kažkoks tenai, žinai, dar tas princo Anglijos brolis ten, žinai, tai čia yra tokie asmenys, kurie turi įtakos, juos nuiminėja dabar aukšti verslininkai, taip toliau, tai tiesiog mažina jų įtaką. Turbūt... Ant pačio Geitso važiuoja, kuris labai įtakingas yra. Taip, tai žinai, tai reiškia kažką tai nori po tuo daryti, kol čia dabar jų įtaką nuiminėja. Nu, kaip vienas teisingai žmogus kažkoks pasakė, bet šiek tiek labiau nuvažiavęs į sąmokslo teorijas, aš pastebėjau, bet sako, vyksta savotiškas pasaulio perdalymas, būtent šitoje situacijoje. Ir aš negaliu nesutikti, jis gan protingai pasakė. Iš tikrųjų vyksta savotiškas pasaulio perdalymas, jeigu važiuoja netgi ant Geitso, ant Trumpo ir ant pačio Elono Musko, irgi tenai buvo kažkokios žinutės, kad jisai irgi norėjo iššokti. Taip, nu tai jie tris tikrai vieni galingiausių planetos žmonių šiandien dienai, ar ne? Apie Putiną nebuvo jokių žinučių, kaip būtų keista, kol kas. Bet ką aš dar matyčiau ir ką mes šnekėjom čia su keliais irgi žmonėm aptarinėjom, kurie labai gerai žiniasklaidai gaudosi visus dalykus, tai sakoma, kad vienareikšmiškai tai yra spec tarnybų projektas. Buvo šitas Epšteinas, tai absoliučiai spec tarnybų žmogus vienareikšmiškai. Tai buvo jam duodami didžiuliai pinigai, jisai rinko kompromatą apie visus ir tai buvo daroma, nežinau, po karo jau prasidėjo tie dalykai. Po karo laikais prasidėjo kaip KGB, tarkim, Rusijos labai pajuto didžiulę galę ir tapo labai galinga, jie taip pakišinėjo savų žmonės ir tam pačioje buvusiai Sovietų Sąjungoje ir vakarų šalise ir visą laiką būdavo moteris pametamos. Per moteris, per lovą, per seksualinius kažkokius ryšius, būtent didžiausia kompra. Taip, tu paskaityk bet kurią knygą apie žvalgybą ir visur ten bus įtrauktos istorijos su moterim. Žinai, čia klausiau visai irgi nesenai Delfi portalo žurnalistų tokią diskusiją ir ten iš tikrųjų turėčiau sutikti ir pats taip pat galvoju, taip nemalonu girdėti apie jo pedofilijos, tos visus, žinai, ten tos žaginimus ir iškrypimus ir už tai, ką jis ir buvo nuteistas ir už tai, kad į tą salą ten veždavo. Jis nebuvo nuteistas dar. Nebuvo nuteistas. Veždavo į tą salą ten ir taip toliau. Bet man atrodo, čia kur kas įdomesnė dalis yra tai, kaip Epsteinas sugebėjo sukurti tokį tinklą su tokiais galingais žmonėm pasaulyje, kur turėjo prieimą tiesiogiai prie Putino, prieimą prie Trumpo, prieimą prie Izraelio, prieimą prie Norvegijos, prieimą prie bet kurio politiko. Ne, tai jis ne vienas veikia. Taip, ir žinai, čia yra kur kas įdomiau, kokį jisai tinklą buvo sukūręs čia, o šitą tai yra saldainiai, kuriuos jis duodavo tam, kad palaikyti tinklą. Ir tai, kaip ir tu sakai, tai priemonė, bet esminis turbūt visos šitos bylos dalykas, tai yra jo ta galios kūrimas ir tas kaip marionečių žaidimas, žinai, nes jisai įrašinėjo viską, šantažuot galėjo, ten net yra laiškai, Britų žiūrėjau žiniasklaidoj, kur tiesiog yra susirašinėjimas ir sako, tai tas dar vis poste, ne, rytoj jo nebus, ir suveda datas ir kitą dieną žiniasklaidoje rašo, atsistatydino tas ir tas iš posto. Tarsime, jie jau prieš žinodavo, ką nuvers, ką išmes. Tai supranti, aš tai kaip matyčiau, tai buvo didžiulė komanda, kaip pasitantė visokie atstovai, padėjėjai, sekretoriai, po to merginom tos skrydžius ruošė, ar ne, ir atsakinėjo mailais. Ir kas dar keisčiausia, 1000 laiškų apie skrydžius iš Vilniaus. Jeigu tu tokius dalykus derinai, kodėl nei vieno laiško netrinė ir dabar jie visi pasirodė, ar ne? Tai reiškia, buvo informacija specialiai kaupiama, taip, ateičiai. Nes, tarkim, su merginom tos skrydžius galėjai ištrinti. Ten ne kažkokios politikės, ne karalių rūmų atstovai. Taip, kažkaip per Gmail atrodo irgi neatsargiai. Taip, man taip juokingai net iš tikrųjų šitoje vietoje, bet tai reiškia, buvo specialiai kaupiama info. Galbūt apie tas pačias merginas, gal jinai kažkada iššoks, bus super turbo modelis ar pramogų verslo žvaigždė ir jie tiesiog turės ant jos komprą. Kas, toks kagabistinis stilius, supranti. Okay. Einam, žinok, prie kitos istorijos, nes aš noriu dar su jums pakalbėti apie tavo temą ir aš tikiu, kad apie 90-ųjų mafiją tu jau esi iškalbėjęs ir išrašęs viską, bet aišku, mes turbūt vis tiek kažką paliesim, bet man įdomiau, žinai, 2026 metai. Kas šiandien yra mafija Lietuvoje? Kaip jinai atrodo? Tai matai, ta mafija visa yra išlikus iš tikrųjų. Mes girdėjom, irgi, kad čia tie, ar ne,
cigarečių kontrabandininkai net egzistuoja, kurie dar 90-ais pradėjo savo veiklą, arba net iki 90 metų. Ir va čia paskutiniam dienom irgi skambiai nuskambėjo, kad sulaikyti visi šulai, ne va, tai ten dirbė su Baltarusija ir čia tos būtent balionus, kur keldavo, kurie trukdė lėktuvams skraidyti. Bet, tarkim, narko veikėjai, tai jie Lietuvoje juda tai konkrečiai. Kas antras, kuris, tarkim, užsiminėja kriminalinę veiklą, tai šiandien dienai prekiauja narkotikais arba veža tos narkotikus iš Lietuvos į kitas valstybės, iš kitų valstybių į Lietuvą ir toliau veža į dar kitas valstybės. Tai tarkim, tos grandys jos vis dar egzistuoja, nes ten, aš nežinau, kas antras žmogus realiai verčiasi, kriminalinio pasaulio asmuo, kas antras verčiasi būtent narko prekybą, kuri jiems garantuoja didžiausius pinigus, nes jie nori tų pinigų čia ir dabar, jie nori pralopti, jie nori investuoti kitus verslus. Ir galų gale, kaip čia buvo ta kalba, ar ne, kad Žemaitaitis pastebėtas ten su buvusiu agurkiniu veikėju, ten šūdmaišiu jo, kuris ten mano 100 metų išrašytas per visur ir knygose, ir straipsniuose, ir visa kita. Ir sako, kas juos sieja? Na, daug kas gali sieti iš tikrųjų. Nepamirškim tokį vieną dalyką, kad tie patys kriminalinio pasaulio asmenys, jie investuoja protingus žmonės. Investuoja, tai turiu omeny, galbūt jiems padeda materialiai nusipirkti dar vieną butą kažkur ten pajūrį, nežinau, užsienį dar kažkur, galbūt tiesiog duoda pinigus, kurios jisai tas žmogus galės kažkur investuoti kažkokius projektus ir taip tiesiog bando prie savęs prikabinti ir vėliau paskui kaip reikės tam tikrų momentų atsiskaitys. Taip, atsiskaitys tas žmogus už tas, tarkim, paslaugas, visą kitą ir kad taip vienareikšmiškai būtų, kad kažkokie būtų į partijas rėmimai, aš nežinau Lietuvoje ar tai įmanoma, bet aš manau, kad galbūt tai vyksta. Bet tu sakai narkotikai, tai ta mafija vis tiek, ar jie patys dar vis prekiauja, ar dabargi vis tiek ta prekyba vyksta per visokius telegramus, ten dar kažkokius dalykus. Tai telegramus, tai jau čia toks jau dugnas prekiauja, pavadinkim, čia tas gatvės prekyba, sakykime, vyksta tokia. Ten, kur per telegramą susirašo per kažkokias programėlės ir ten vadinama tą dropą numeta kažkur ten, tarkim, po akmeniu. Aš manau, čia tokie O tai kaip tada pigūs. Atrodo... Kaip dabar šiandien, pabandom dekonstruoti mafijos veiklą šiandien, kaip tai gali vykti? Ne, tai nuvažiuoja tą pačią Marbelą, susiranda marokiečiai susitarė dylą, marokiečiai iš Afrikos atveža kokso arba marihuanos labai geros, ypač marihuana iš tenai eina, tarkim, vadinama žolė. Ir pasako, kad sako, prašau, sako, jūs čia dabar transportuokitės kažkaip tai, arba jie patys padeda suorganizuoti transportavimąsi. Ir, tarkim, dažnai būna ir legaliom krovinių pervežimo įmonėmis tie kroviniai atkeliauja į Lietuvą, bet būna, kad ir kažkokiom tokiom užšifruotom, tarkim, automobiliais, kai kurie ten naudoja tą tokį variantą, kuris jau ne vieną kartą yra lūžęs, tai yra sudegęs, kai važiuoja vyras su moterimi, imituodami, kad jie tipo važiuoja atostogauti, keliauja po Europą, vyras su moterim, prabangioja darau mašinų ir jie, tarkim, prisisegė į dugną ar dar kažkur į lagaminus ten tam tikrą X kiekį narkotikų. Ir jie pravažiuoja, iš tikrųjų, beveik visą Europą. Jie gali sutikti su savo draugais, ten kažkokiais bendrininkais toj pačioj, nežinau, Italijoje, Prancūzijoje ir perduoti tą likusį krovinį, ar ne, ir jis paskui važiuoja galbūt dar kitur, ar plaukia. O dar populiarus tas metodas siūsti 3 fūras ir atiduoti vieną vardan 2. Aš manau, jo. Manau, žinok, populiarus. Žinai, kaip būna džiaugiasi, pagavom didžiausią tenai grobį. Aš manau, kad tas... O 3 pravažiavo. Aš manau, kad tas egzistuoja, nes man apie tai yra kalbėję. Aš anksčiau visą tai laikiau kaip anekdotą arba kažkokį ten tokį užstalės bairiuką, kurį šneka tie patys kriminalinio pasaulio veikėjai, bet kai aš visą tai išgirdau iš aukšto lygio pareigūnų praeityje, kurie netgi susiję buvo su muitinė, su valstybės sienos apsauga, aš supratau, kad tas dalykas iš tikrųjų čia nėra feikas. Na, šis klausimas dabar visiems opus. Jei pinigai guli tiesiog sąskaitoje, tai jie aišku nedirba. O po visų pokyčių su antra pakopa daug kas liko su tuo pačiu klausimu. Gerai, o ką dabar su jais daryti? Kad neišleisti tiesiog buitiniai technikai. Vienas paprastas variantas Lietuvoje yra Savi. Pirma tarpusavio skolinimo platforma veikianti jau beveik 12 metų ir prižiūrima Lietuvos banko. Ten gali diversifikuoti savo pinigus net 4
paskolų tipais - vartojimo, būsto, verslo ir NT plėtros. Pradėti galima mažais žingsniais, nes minimali investicija į vieną paskolą yra tik tai 10 eurų. Kas patogu, kiekviena paskola turi reitingą su aiškiai parodyta rizika, nemokumo tikimybė ir fiksuotomis palūkanomis visam laikotarpiu. O vartojimo paskoloms yra papildoma opcija - investuotojų fondas. Atsisakai dalies palūkanų, bet jei nemoka, fondas kompensuoja investicijos dalį ir sukauptas palūkanas. Ir dabar pasiūlymas. Registruokis su kodu geresnis ir gali gauti iki 1000 premiją 1% nuo per pirmus 3 mėnesius investuotos sumos. Ir svarbiausia, noriu priminti, jog investavimas visuomet susijęs su rizika. Mes turim nuo mūsų laidos partnerio Apollo Kino klausimą. Ir jisai dovanoja mūsų žiūrovams, kurie mus žiūri ir komentuoja. Tai vienam iš komentuojančių irgi padovanosim 2 kvietimus. Tai 2026 metų rudenį išeis lietuviškas filmas Barakuda apie Kauno mafiją. Koks yra didžiausias mitas apie Lietuvos mafiją, kuriuo visuomenė vis dar tiki? Tai šitas filmas, tai vienareikšmiškai nesigirsiu, nesikelsiu, yra paremtas pagal mano vienos knygos istoriją. Jo, mes čia... Tai tada tikrai žinosi atsakymą į klausimą. Tarkim, atvažiuos pas tave tenai kažkas, tai ir tave bandys, nežinau, tampyti dar kažką. Nors aš girdėjau, Kaune taip vyksta. Dar vis? Jo, aš girdėjau, kad atvažiuoja... Dar vis su gėliku? Atvažiuoja 5, gal ne su gėliku, gal paprastesnė mašina, bet tarkim, atvažiuoja ir spaudžia. Ir aš prieš šventės sėdėjau vienam bare, vėlai vakare, šeštadienio vakaras buvo, ir buvo prie jaunuoliai, kuris vienas buvo ypač pasižymėjęs internetiniai erdvėjai. Labai pasižymėjęs, bet aš, jeigu pasakysiu, tai identifikuosiu ir paskui gal nelabai atrodys solidžiai, žinai, nes buvo toksai kaip ir privatus pokalbis. Bet jis kietai pasirodė vienam čia tokiam internetiniam filmukė praeitais metais, kuris labai plikstelėjo ir paskui viskas užgeso. Ir tiesiai šviesiai pasakė, kad tarkim, jisai ir jo draugas mokėjo po 20-30 tūkstančių eurų kešo kažkokiems žulikėlėms šių laikų gaujoms, kurios tiesiog šiurpino jos. Klausyk, man įdomu, jeigu tais laikais, tikrai policija bijodavo mafijos. Buvo laikai, Dekanizės laikai, kai ir tu apie tai kalbėjai, ir visi žino tos laikus, kad policija bijodavo važiuoti, kalbėti su jais. Tiesiog, jie jautė tokią galią. Taip. Ne veltui ir ten ir buvo visi tie reikalai su šaudimu ir mirties bausme, kad įbauginti, ne? Bet šiais laikais, dabargi užtenka trenkė tau gatvėje, parašiai pareiškimą, žiūrėk jau viskas, amen jam. Pareiškimais visi mėtosi. Ir dabar vyksta toksai teroras, ne, moka tokius pinigus. Kas juos laiko kreiptis į teisėsaugą, ko jie bijo? Tai aš tiesiog žiūriu paprastai, arba jie tada turi kažkokių šešėlių. Patys. Taip, patys turi kažkokių šešėlių. Vienas variantas. Antras variantas, tai matai, Kaune, kaip sakoma, nelabai gerai ožint, kaip sako vienas ant kito, tai yra reiškia... Tai geriau mokėti po tricoką? Jo, bet aš sakau, jūs durni, ar kas jums yra? Tik įsivaizduokit 30 tūkstančių, tai reiškia beveik pradinis įnašas būtui. Sakau, jūs dabar atiduodat lengva ranka kažkokiems atmaroskams. Nes Kaune ožint blogai. Taip, bet žinok, tas egzistuoja ir iš tikrųjų aš buvau šokiruotas. Aš paskui juos įkalbinėjau, sakau, teikit, papasakokit, pas mane, epizodą. Kraustykitės į Vilnių. Arba sakau, važiuokit į Vilnių, ten, žinokit, paprašiau. Bet pas mane pirmas buvo klausimas. Ten, žinokit, išveža už nieką. Taip, pas mane pirmas klausimas, tai buvo, sakau, tai kodėl jūs nesikreipėte į teisėsaugą? Tai tu žinai, seniai, aš kreipsiuosi į teisėsaugą, tai čia atvažiuos pas mane dar 2 pakel susimokėt. Ir aš, žinai, tada dar labiau priblokštas esu. Tada aš supratau, kad aš nebesuprantu šitų laikų kai kuriais atvejais, žinai. Ir tas jaunimas, iš tikrųjų, jisai man toks yra paklydęs, jeigu taip, žinai, daro. O tai buvo žmonės, kuriems apie 30 metų, iki 35, žinai. Klausyk, tu tiek metų tikrai rašai apie mafiją. Man įdomu, kodėl mes Lietuvoje taip, nežinau, ar tinkamas žodis romantizuojam, bet kažkaip žmonėm labai patinka apie tai klausyti. Labai patinka klausyti apie tos 90-uosius laikus, tą tokią, žinai, galę mafijos, rašomos knygos, kuriami serialai, memai, filmai. Va dabar irgi, kaip ir Apollo, išeina tas filmas, žinai, tu rašai knygas. Kada jis išeina, beje, net nežinau. Rudenį. Tai kodėl pas mus taip romantizuojama ta tema?
Tai visą laiką ta tema šiaip įdomi visam pasauliu, nes, šiaip pasižiūrėt galima ir toj pačioj Europoje, ir Amerikoje yra daugybė filmų, serialų tą temą, ar ne, kur yra tikrai ir tos pačius senų laikų gangsterius, netgi rodo amerikiečiai. Čia praeitais metais, man rodos, su Robert De Niro išėjo apie Meyer Lansky drama, kur De Niro vaidina ten du personažus netgi. Irgi visiškai klasikinės mafijos pavyzdys. Bet tai kas čia yra, kad Žmonėm įdomu. žavėsi žmonės? Žmonėm įdomu, tai garantuoja žiūrimumą, komercinę naudą, taip toliau, tarkim, video žanre, tai tas dalykas tikrai yra įdomus, tik ne visi sugeba įdomiai parodyti, pateikti, čia irgi yra savotiška, ta prasme, nežinau, sugebėjimo lygis ar talentas turi būti, galų galia reikia įdomių istorijų, pašnekovų, o aš knygoje irgi savo paskutiniai Fento karalieniai pabandžiau irgi eksperimentą, padariau nuėjimą į dar ankstesnius laikus iki 90-ųjų, tai yra 80-uosius, kuomet buvo fentaniliu prekiaujama Kaune ir kaip daugelis sako, kad čia yra nesąmonė, negali būti, bet aš visą bylos medžiagą pateikęs. Aš per knygos pristatymą Kaune atnešiau bylos medžiagą, rodžiau, kad tiem, kurie netikėjo, kad, ta prasme, tai buvo iš tiesų, o dabar fentanilis tas pats yra labai garsus žudikas Amerikoje, tarkim, labai populiarus narkotikas. Epidemija, absoliučiai. Oi, ten miestai naikinami tiesiog. Taip, o Kaune jau 80-ų vidury buvo prekiaujama, įsivaizduokam, fentanilio ampulėmis ir narkomanai jas leisdavosi. Tai reiškia, kaip, tos istorijos yra įdomios žmonėm, o dar jeigu pateiki, kad moteris blogietės, kas, tarkim, narkodilerė pas mane Fento karalienėje prašyta jos istorija, arba ten dar kažkokios moteris kažką padariusios. Čia kaip Marbėjai buvo moteris, man atrodo, irgi gangsterė, ar kur ten? Slovakijoje. Aš ar nepamenu dabar, Amerikoje, kur ta moteris buvo gangsterė, Gizelė, kaip jos serialas net yra išleistas, žinau. Kolumbijoje. Paskui atvažiavo į Miami ir Miami'e pradėjo. Taip, žinau, apie ką kalbėjo, bet man irgi užkrito pavadinimas. Taip. Ten, kur moteris su 3 vaikais atvyksta ir ten Escobaro reikalus bando. Taip. Ir kur jinai šiaip taip prasisuka, kad žinai. Net ją nušauna. Finalas turbūt pas visus panašus. Arba už grotų, arba su kulka, žinai. Labai, kaip tu galvoji, šiaip šių žmonių likimas visų nulemtas, kai jie tai daro, žinodami statistiką, kad dažniausiai bus kulka galvoje, arba gyvenimas už grotų, arba gyvenimas, kad ir namie, bet pastoviai stresė, jog tave gali pasodinti už grotų arba nušauti. Jie pradėdami dar turi vilti, kad jiem taip nebus, ar jie visi žino savo likimą ir vis tiek nori to greito ir prabangaus gyvenimo? Kas juos veža? Aš manau, kad iš dalies juos veža tai, ką jie daro ir pasiseka. Čia yra toksai, aš skaičiau kažkur yra kažkoks sutrikimas, ten psichologai, psichoanalitikai čia buvo nustatę, bet vakarų, ne Lietuvoje. Kad, žodžiu, žmonės, kurie daro nusikaltimus, tarkim, narkotikus veža, parduotuvę apiplėšia, ten pavagia kažkokią smulkų dalyką parduotuvėje ir jeigu jų nepagauna, tai jie jaučia kažkokį ten tokį labai ypatingą poveikį smegenyse, organizme, kūne, jie tiesiog kaifuoja nuo to ir jie toliau daro tos nusikaltimus tol, kol jų nepagauna, arba jie įsivaizduoja, kad jie kažkokie ypatingi, žinai, yra ten pranašai, veikėjai, taip toliau, kad jie vis prasisuka. Ypač kai 20-30 metų. Taip, tai tu įsivaizduok, tu prasme, tau išvien sekasi, tai reiškia, tu pradedi tikėti, kad tu kažkokio antgamtiškų jėgų turi, taip. Bet vis tiek, finalas dažniausiai būna taip, kad jie įkliūna. Jie sėda už grotų arba tiesiog per tarpusavio gaujų karus vienas kitą nužudo. Kas dažniausiai būna priežastim, jog jos pagauna? Jų klaida, moteris šalia, ar tiesiog, ar pavyzdžiui, kolegų, partnerių išdavystės? Ar kažkokios kitos priežastys? Tai čia yra labai daug momentų. Būna, tarkim, jeigu labai rimti gangsteriai, nes aš Lietuvoje tai nelaikyčiau mafijos, turbūt nebėra tikrai šiandien, yra gangsteriai, vadinčiau. Gangsteriai kriminaliniai veikėjai, būtų tiksliau. Nes mafija tai yra Mafija Italijoje. Tai ir užsibaigė 90-ais, ne? Taip, mafija rimčiau veikia, tai čia yra Amerikoje, yra Kolumbijoje, yra Italijoje, kitose valstybėse, ten, kur yra nusidriekę tinklai į prezidentūras. Mafija, žodžiu, kada turi įtakos valdžiai? Jo, aukščiausiai valdžiai, aukščiausiai. Ir tarkim, čia tie mūsų gangsteriai, kaip būna, bet jeigu ir žiūrint ir nebūtinai lietuvius, tarkim ir užsieniečius,
tai kaip rodo ir per filmus, tai tiesiog jie daro nusikaltimus kažkurį laikotarpį ir vis tiek ant jų, kad juos pasodintų arba juos sučiuptų, ant jų labai pradeda sėdėti labai rimtos teisėsaugos struktūros. Tai reiškia, labai rimti ten agentai, Sekti visą laiką. tarnybos, taip, tai jie irgi, supranti, būna ta kova, kas ką. Ar banditas prasisuks eilinį kartą, ar tas, tarkim, idėjinis ir užsispyręs pareigūnas jį norės ir paims šiandien dienai, ar ten po keliarių metų. Ir ta tokia, supranti, kova labai būna labai stipri, arba netgi greičiau, po 5 metų, tačiau labai gali daug reikalų priveikti. Tai Kartais 5 metai gali būti labai daug. Taip, gali tiesiog pabėgti su kitu pasurta patybė į kitą pasaulio kraštą ir viskas. Ant tavęs susisėda rimti teisėsaugos padaliniai, tu pats padarai klaidą, nes už tai, kad atsipalaiduoji. Patikė savo valdžią kaip gale. aš ir minėjau, ten 20-30 metų nesustabdomas eini ir tipo toliau eis, bet jis kažkurioje vietoje atsipalaiduoja. O trečias momentas, tai aš netgi girdėjau irgi tokių momentų iš tų pačių psichologų dirbusių su nusikaltėliais, su kalėjime sėdėjusiais žmonėm, kurie beje užsienį dirba, tie psichologai specialistai, kad jie kartais specialiai jau prasileidžia, padaro tą klaidą, nes sako, man atsibodo, aš noriu tiesiog pailsėti. Atsibodo stresas. Turbūt net kalėjime saugiau jaučiasi, nes žino, kad gal niekas nenužudys. Taip, juokas juokais, bet aš manau, jeigu labai rimtojo organizacijų nusikalstamų dalyvauja, tai tikrai taip. Gal pasodinkit mane taip, tik greičiau. Bet aišku, ten kalėjimas irgi, žinai, pasiekia tų blogiečių rankos ir netgi greičiau negu laisvė, nes ten yra tarpinės stotelės ir taip toliau. O tau, kai tu tyrei, rašai tą knygą ir tyrei tos finansinius visokius reikalus, tau nebuvo taip, kad tu tyri ir galvoji, šakės, bet šitokia gera finansinė schema, kad jisai, žinai, ne tai, kad nusikaltėlis ar ten kažkoks, bet jisai genijus, kaip padarė nusikaltimą, ar ten kažkokią tai aferą per kažkokią finansinę schemą. Buvo tokių nuostabų? Ne, tai buvo, aš pamačiau, kad iš tikrųjų protingi žmonės, gabus, sakykime, tais laikais, primityviais laikais uždirbti didžiulius pinigus, tai irgi buvo kažkas wow. Tai tikrai buvo kažkas neįmanoma. Ta prasme, buvo galimybė atvažiuoti su lazda ir su pistoletu ir pasakyti, kad atiduok viską, ką turi ar ne, bet tai čia jau darė tie žulikai, tuometinios gaujos, bet tie, kurie, tarkim, smart buvo, su protu dirbo, tai vienetai iš tikrųjų tenai sukūrė kažkokias genialias schemas. Tas pats, nežinau, ABSV surinko krūvą indėlių. Ir jie ten užkėlė belie kiek milijonų, ten 10 ar ne. Ir dabar, kiek žinau, ten jų buvę partneriai ir ten vaikai palikoniai valdo pusę Kauno. Dar iki šiol perpardavė tą turtą. Ir supranti, tai parodo, kad reiškia, buvo protingi labai žmonės, sumanus ir drąsus, veržlus. Bet aišku, tuo metu teisėsauga buvo ta tokia bedantė, nelabai tokia aštri. Buvo laiko tarpas, kad galima buvo pasinaudoti. Taip, kaip tu galvoji, pasaulyje yra vietų, kur dabar galima... Mūsų laikotarpis 90-2000, su tiek spragų, kada tada jie pasinaudojo ir teisėsauga nelabai galėjo ar pagauti, ar pajausti, ar net patys žinių tiek neturėjo, kiek jie. Kur mes yra dar pasaulyje šalių, kur dabar išgyvena tą patį periodą? Man pasako, kad Afrika. Afrikoje yra labai daugybė nišų, kur tu gali uždirbti tikrai rimtus pinigus, kur tu ten gali dar laukiniais metodais susitarti paprastais. Ir ten žiūrima paprasčiau, ypač į atvykėlius, kurie yra tikrai gabus, protingi ir turi gerą finansinį bagažą. Žinai, mes turim kaip tik nuo mūsų klausytojo klausimą labai panašų. Jisai gauna dovanų Neurozan maisto papildą. Giedrikas Remigijus klausia, gal yra žinomos valdžios mafijos kabutėse užuomazgos Lietuvoje? Tai, kaip ir minėjau, žinai, buvo tų politikų pas mumis daug. Labai nesenas, tarkim, nesenas praeities momentas, ar ne, kaip Valinskas buvo Seimo pirmininku. Ir žiniasklaidai pasirodė nuotraukos, kad ten per kažkokį tai vasaros sąskrydį tuometinė jo partija, Tautos prisikėlimo, ar kaip vadinosi, aš neatsimenu, tam būrelėje buvo vienas iš daktarų veikėjų. Prie daktarų buvo, tenais tikrai nebuvo toks vienareikšmiškas daktarų veikėjų. Čia buvo 2009 metai, aš puikiai atsimenu, po 1 metai, kai Vilniuje jau gyvenau. Ir atsimenu, vlemba, bet čia geras. Nežinau, į memuarus turbūt reikėtų įsidėti šitą, nes ir mes buvom tie, kurie vieni pirmųjų tą informaciją paleidom iš tikrųjų. Ir aš tiesiog gavau informaciją iš tam tikrų žmonių, kurie buvo susijęs su policija, su politika ir mum atnešė
ta informacija, žodžiu, ir toks buvo kaip ir nerimas, kad mes iššokom politinėse procesuose dalyvauti. Ir žodžiu gavosi taip, kad tos nuotraukos, kai kurios pasklido, kad ten tipo Valinsko partijų yra vos ne kriminalinio pasaulio žmonės ir čia turbūt vos ne valdžia su mafijų suaugus visą kitą, bet bomba buvo pagrindinė, tai kaip ant kažkurio tiesiog viršelio norint, kad viskas skambėtų ir atrodo dar geriau, mes uždėjom Valinsko nuotrauką su Henriku Daktaru. Nuotrauka, tikra, ta prasme, nuotrauka, kuri buvo daryta gal ten 6-7 metus anksčiau iki Valinsko politinės partijos, ten kažkuriuose Bravo apdovanojimuose, 23 ten stovi, šypsosi ir tada toks pogromas visiškas prasidėjo. Ta prasme, aš supratau, kokią reiškas galę... Clickbaiterį jūs. Kokią reiškas galę turėjo, ne, mes tada spausdinom dar nes toks buvo nemokamas leidinys čia Vilniuje, labai populiarus. Ir tada tenai gatvėse buvo visur išmėtyta daugybė tų numerių ir aš supratau, kokią kartais galę turi nuotrauka. Eilinė paprasta nuotrauka. Ir žmonės, aš to pasakysiu, jie daugelis net nesigilino, kad ta nuotrauka 7-6 metų senumo. Bet jinai labai labai padarė tą tokį didžiulį sprogimą ir tai, kad čia gal vos ne užvakar turbūt jie gėrė, žinai, čierką taip toliau, bet daktaras jau buvo sulaikytas iš Bulgarijos netgi atvežtas. Bet tai man ir įdomu, žinai, dabar... Ir žmonės, ant kiek matai, supranti, nežiūri tos dalykus, kaip čia kas kur vyksta, bet jie pamatė nuotrauką, wow, ir ta prasme, jinai juos užkabina. Dabar mes esame įtaresni, nes dabar žinom, kad yra dirbtinis intelektas. Bet dar žinok, žmonės taip, jie grybauja. Sena vaga važiuoja ir tiki jie grybauja, bet aš tai labai atsargiai žiūriu. Jau dabar tikrai reikia atsargiai. Aš tikrai taip nepasitikiu. Dabar ką jis gali, tai žinok, klausyk, čia, žinai, grįžtant prie to romantizavimo, man vis tiek kyla klausimas, kodėl kai yra daktaro nuotrauka, žmonės taip skaito, žiūri, dabar Lapinskas išėjo iš kalėjimo, influenceris tapo. Žmonės labai žiūri, matau, ką reklamuojasi. Aš tai irgi neseku, bet matau, žiniasklaidoje būna rašo. Ir man įdomu, kodėl pas mus šitie žmonės yra keliami ant piedestalo, kodėl jie kažkaip tai, ne žmogus ten, nežinau, sukūręs verslą, sukūręs vaistą, sukūręs papildą ar ten kažką tai pasiekęs, jie neįdomus kažkaip, čia klikų nerenka. Nuobodus, žinai. Ne, tai vis laik skandalistai buvo įdomus. Bet tai kodėl ta nusikalstamumo kategorija, jinai keliama, juk tai yra nusikaltimas, tai yra kažkam tai padarytas yra skausmas. Bet jie skandalingos personalijos yra, tai dėl to žmonėm įdomus skandalingos personalijos, lygiai taip pat kaip kažkoks atlikėjas besidergiantis ar neįdomus. O ne tas, kuris gerai dainuoja. Taip, aktorius, kuris tenai irgi galbūt girtas daužosi, arba ten krenta, arba ten kažkokią savo draugę muša, ar ten dar kažką daro, irgi įdomus labiau negu jo pasiekimai teatre, arba tenai, nežinau, kine ar dar kažkur. Tai lygiai taip pat ir čia, tiesiog jisai yra išskambėjęs plačiai. Ir aš manyčiau, kad čia numeris 1 yra. Tai tiesiog gaila, kad Lapinskas neišnaudoja to potencialo. Jisai tikrai galėtų, aš manau, rimtesnius brandus reklamuoti, arba gal jam tiesiog nėra poreikio, arba gal jam nelabai kas patarė, bet jis, aš manau, galėtų visai pareklamuoti kažką. Bet aš kitą kelią vietoje pasirinkčiau. Aš važiuočiau per mokyklas ir aiškinčiau, kad nusikalstamumas tai yra blogis. Edukuoti. Arba narkotikai yra žala, tai būtų dar didesnis iš jo manyčiau, toksai pasiekimas. Autoriteto klausimas. Taip, jisai tikrai turi ką papasakoti, nes žmogus, beveik 20 metų, man atrodo, 20, jeigu neklystu, už grotų buvo. Tai įsivaizduokit, kas yra 20 metų kalėjime pabūti. Ir iš tenai grįžti, ir tavo smegenys vis tiek yra pažeistos buvimų tenai. Tai jis tikrai galėtų daug papasakoti. Ir aš manau, kad, pavyzdžiui, mokyklos, mokymo įstaigos, kažkokios reabilitacinės įstaigos, ten, kur, tarkim, prisikelia žmonės nuo lošimų, nuo narkotikų, nuo alkoholio, nuo dar kažkokių priklausomybių, tai jie turėtų kviestis Lapinską tikrai, papasakot, kad išgirstų jo istoriją. O jis turėtų važiuoti, aišku. Aš manau, kad, žinai, čia yra kitas dalykas, klausimas, kiek gal jisai tai supras ir to reikia. Čia vėlgi žmonių stereotipai, žinai, daug kas engia žmogų dėl to, kad jisai buvo tenai ir nepriema jo visuomeniai. Čia irgi didelė problema, nes, žinai, žmonės kartais padaro klaidų, gali jau savo klaidą atbūti. Bet žinai, vis tiek ant jo kala. Bet vis tiek kala toliau, žinai, ir neduoda šanso parodyti, kad gal jisai nori pasitaisyti. Aš nežinau, aš, žinai, dabar spekuliuoju, bet aš bandau būti naivus ir tikėti gėriu,
tai tiesiog galvoju, kad, nu, vat, pavyzdžiui, žmogus tikrai gal per tos 20 metų pasikeitė ir nori, gal, žinai, prašvito jam kažkas, gal skaitė, pas psichologus lankėsi, žinai, ir pasikeitė. 20 metų tikrai daug. Ir nežinau, kiek jie metų buvo, kai jį pasodino, žinai, jis jaunas turbūt buvo, žinai, ir kai jaunas tu esi, žinai, tu tokių durnų dalykų padarai. Tu patys pagalvokim dabar prieš 20 metų, ką mes padarėm, žinai, ir ką draugam pasakėm, žinai, gal ne nusikaltimą, bet kažkokį tai, žinai, poelgį. Ir žiūrim į jį dabar su tokiu, žinai, ir liūdesiu, ir pykčiu kartais į patį save. Tai jo, tai galėtų pasirinkti tą ugdomą veiklą ir eiti per mokyklas, per universitetus, eiti į tas pačias, žinai, yra dabar ir tos, aš žinau, Karite, man atrodo, yra kažkokia nauja Karito institucija, kur po kalėjimo atėję žmonės gali pagalbos. Reabilituotis. Jo, reabilituotis, su jais ten kalbasi psichologai ir taip toliau. O tu klausyk, va dabar... Čia būtini dalykai visuomeniai prisikelt, nes iš tikrųjų žmonės, jeigu grįžta iš kalėjimų, tai dažnu atveju jie tikrai, jiem nepavyksta užsikabinti lengvai. Nes nepriima žmonės. Taip, nes žmonės, kurie nesėdėjo kalėjime, jie nepriima. Taip, jie yra nurašyti, jiems nesuteikiamos galimybės įsidarbinti kažkur tai. Įsivaizduok, jis tuščias grįžta visiškai, tai jis net negali į taksistų vairuoti. Ta prasme, dirbti taksistų, nes kas jam duos automobilį? Nu gerai, jis ten gali, jeigu šiek tiek galvotas, išsinuomoti, ten, kiek žinau, yra platforma Boltas, ar kažkokios firmos nuomoja tau, tarkim, gali automobilį nuomotis. Bet reikia vairuotojo teisės turėti, taip, turbūt irgi pasibaigusios. Taip, galbūt vairuotojo teisės pasibaigusios, nu čia tiek niuansų visokių, ir tu supranti, realiai žmogus... Gal šiai tėvų jau nėra. Jo, žmogus realiai iš sudaužyto laivo dabar atplaukia arba iškrenta į tą salą ar vadinamą, nežinau, krantą ir jam reikia kabinti, žinai, ir jį dar kaip sakoma, dubasinas spaudžia, daužo, kad jisai negalėtų dirbti, kad jis negalėtų gyventi visą kitą, nu tai ką jam daryti? Tada jis grįžta vėl nusikaltimą. Taip, tada dažnas iš jų tiesiog neatlaiko, jie tiesiog, kaip sako, padarė nusikaltimą iš bado. Jie nuėjo kažką apiplėšė, kažką apvogė, nedaug dievė kažką nužudė ir atėmė, tai čia jau iš vis žiaurų. Bet, nu, ta prasme, tai vyksta. Dėl ko va ten ta tokia sukasi karuselė, kur tarkim, tie žmonės įsukti į tą juodąją masę, jie tenai ir tiesiog iš jos neišeina. Tu dabar ką tik išleidai naują knygą, Fento karalienė. Ten, kaip jau užsiminėm šiek tiek, kad kalbė apie fentanilį. Ir aš šiek tiek jau pradėjau skaityti tavo knygą ir man tikrai nuostaba kėlė, kad pasirodo fentanilis buvo išrastas Rygoj, gamykloje, gaminamas Lietuvoje Sanite, Kaune. Ir buvo eksportuojamas po visą Sovietų sąjungą, o dabar tai tapo pasauliniu narkotiku, nuo kurio tiesiog lūžta žmonių gyvenimai. Taip. Tai, nu, buvo įdomu sužinoti, kad pasirodo Baltijos šalys buvo pradininkai. Faktiškai jo, nu, šiaip tai istoriškai žiūrint, tai išradėjas ten buvo belgas berods vienas, bet tarkim šitam rytų šalių korpuse, tai Lietuva tikrai pasižymėjo, tai yra Lietuva ir Latvija. Nes būtent pagal latvišką formulę buvo viskas išdėliota, o Lietuvoje iš tiesų Kaune nuo 71 metų buvo gaminamas Sanitas. Wow. Iki 86 ar 7. Didžiulis laiko tarpas. Nu taip. Klausyk, tu šiaip ir esi pats ir studijavęs, ir turbūt daug esi matęs, ir mes, kai kalbėjom, tu sakai, pasidalinsi šiek tiek patarimais, ir aš mėgstu laidose visą laiką duoti kažkokios naudos, žinai, ir dabar, kai narkotikai tapo toks prieinamas dalykas, net toks yra, žinai, juokas, taip, kad paaugliui dabar lengviau nusipirkti narkotikus negu alkoholį, nes alkoholiui reikia paso, o narkotikam nieko nebereikia. Reikia tik turėti telegramą. Taip, tik turėti telegramą. Jo, tai dabar gali nusipirkti narkotikų lengva ranka ir narkomanų, ir šiaip aš pats klubuose nesilankau, bet girdžiu, kad tenai lentynos visos baltos nuo miltelių, alkoholio perka vis mažiau ir mažiau, ir narkotikai tikrai yra ant bangos. Kaip atskirti... Arba tualetuose stovi eilės didžiausios. Taip, bet tik ne į tualetą, ne to reikalo. Taip, bet išlenda tris bachūrai arba 2 panos. Nu, 2 panos, tai sako, kartais eina dėl to, kad greičiau susisuktų, bet kaip, pavyzdžiui, išlenda 3-4 bernai iš to vieno tuliko, nu, keistokai atrodo. Viens kitam laikė kryžmai varė. Jo, man labai keistokai atrodo, ir taip išeina dar, žinai. Visas toks aranoks. Taip. Nosį niešti kažkaip, po tualeto ypatingai nosį niešti. Taip. Nu, gal smirdėjo. Labai, jo. Klausyk, kaip, pavyzdžiui, kokie yra bruožai, pagal kuriuos mes galime atskirti narkotiką
narkomaną, kokį jis narkotiką pavartojęs pagal veido, akių, mimikos, elgsenos bruožus. Nu tai tie tokie hiperaktyvumas, kur yra, nu tai ta prasme bus amfetaminas arba ten koksas, žinai, žiūrint kaip jį veikia. Čia, žinai, kiekvieno irgi fiziologija yra skirtinga. O hiperaktyvumas tai čia kas? Nu tas toks, žinai, neramumas, ta cigaretės tampimas, tas rankų gestų makalavimas, toks, nu labai matosi, supranti, kaip nesveikas atrodo žmogus konkrečiai, žinai. Ar ten dar vyzdžiai va tokie, žinai, sprogė visiškai, žinai, juodi. Ir tu matai, kad jį tiesiog tampo, žinai. Ir aš tokių belė kiek žmonių matęs čia Vilniuje. Savaitgalis ypač. Ir vasarą tai turbūt kiekvieną vakarą. Žiauru, žinai, ta prasme, ir tu matai, kad jį tiesiog tampo, žinai, ten merginos ten irgi, ten negali, ten, žinai, plaukai, ten niežtyti, pokasosi, ten taisosi, dar kažką, ten dažosi po 30 kartų, ten, žinai, jai vaidenasi, kad čia nubėgęs lūpdažis, kad čia, žinai, tušas nubėgęs, ten, žinai, vien maliavojasi, taip toliau, nu, ta prasme, tiesiog nori kažkokio actiono, žinai, tavo kūnas pats iššaukia tą dalyką, bet kas baisiausia, kad šiandien dienai, kai man pasakojo vienas narkoprekeivis buvęs, paskui tapo policijos agentų mano dėka ir aš labai džiaugiuosi, kad... Čia tas, kuris dalyvavo tavo laidoje. Taip, kur tokia transformacija vyko, tai čia Dievas jam suteikė laimės, o aš džiaugiuosi, kad man pavyko prie to prisidėti. Ir žodžiu, tas man kaip žmogus pasakojo, nes jis labai daug metų prekiavo tais narkotikais ir matė irgi labai daug visko šartė. Tai sako, kad dabar, sako, tiek yra tų tokio šūdo naujo vadinamo, tie kristalai, ten tie įvairiausi kažkokie kiti ten narkotikai, pakaitalai, kad būtent nuo to labai tampo jaunimą irgi. Ir tu kartais net neatskirsi, ar jį ten tampo, tarkim, nuo to amfetamino, ar nuo fentanilio, ar nuo karfentanilio, ar nuo tų kristalų, supranti, nes, nu, tiesiog jie yra labai stiprus, tie pasidarė narkotikai, kurie tie labai pigus ir labai stiprus ir tiesiog tą žmogų, žinai, išmuša, kaip sakoma, žinai. Dar aišku, žiūrint, kiek jie metų yra, žmonės, kurie jaunesni, tai jos dar vienai pima, kurie ten, tarkim, vyresni, ir jeigu turi kažkokį stažą narkotikų vartojimo, tai jie jau šiek tiek moka ir save nuslėpti tą tokį tampimo, žinai, konvulsinius tos, kaip sakau, žinai, o patys jaučia jie? Kai... Manau, ne. Manau taip pat, kaip mes dabar šitą padarytume momentą. Tai jie tiesiog visą laiką daro. Jo, tai ta prasme, tai yra visą laiką ir kas baisiausia, žinai, kad net pastebėjau, kad žmonės, kurie baigia vartoti, nu, tarkim, vartojo ten tą kokainą intensyviai 2, 3, 4 ten metus, tai po to jie kaip nevartoja, tai dar eilę metų jos tampo vis tiek. Tie tokie visokie lieka, žinai, tokie kaip paralyžiai, traukuliai, žinai, ta prasme, ale žmogus jau išėjęs iš to. Kažkokia automatika kūne. Jo, taip, ir lieka, ir netgi būna kitiem, kad lieka, žinai, po 4, 5, 6 metus. Wow. Na, ir tu, ta prasme, yra buvę tokių, žinai, kompanijų, kur irgi ten, žinai, esam kalbėję, kad sako, nu, taigi tas žmogus tikrai nevartoja, bet kas jam yra, kad jis kažkoks užsitampęs, žinai, vaikšto. Blema, reiškia, supranti, lieka, vat kūne, žinai, veide, tie traukuliai. Tai vat įsivaizduokit, kokie narkotikai turi, kokių baisių pasiekmių. Gerai, klausyk, baigiam su tais narkotikais. Nepropaguojam. Nepropaguojam, mes tikrai ne. Papropaguokim mūsų rėmėjo Wolfo Engelmano, nealkoholinio. Geriau be alkoholio. Bet duoda per galvą, žinok. Tu jauti? Ja, kaip tik priartėjom prie tavo temos, asmeninės, giliausios temos, aš noriu šiek tiek dar apie tave pakalbėti. Tardymas toliau vyksta. Ne, gal čia toksai, žinai, tavo išgyvenimų patyrimas. Ir Wolfas Engelmanas nealkoholinis turi tau klausimą. Kiek tau kainavo ši visa profesija psichologiškai? Miegas, šeima, pasitikėjimas žmonėmis, paranoja. Be visų blogiausių dalykų, tai galiu papasakoti, kad labai daug ir įdomių dalykų buvo. Blogiausia, tai turbūt, ką mes kalbėjom jau pradžioje, žinai. Tai yra blogiausia, kas tau atsitiko, ne? Kad toks jo nuvažiavimas, žinai, vyko, kad tarkim, ta istorija tokia buvo, žinai, aš, pavyzdžiui, tikrai nesijaučiu prisidaręs, tiesiai šviesiai pasakysiu, aš jaučiuosi tiesiog įsuktas į vieną voratinklį, kuriame palaikiau vieną žmogų, buvusi pareigūną, ir vat viso to yra pasiekmė. Tai dabar, tai, ką tu dabar patiria, tai yra blogiausia, kad tu Ar buvo prieš tai, kai tu rašydavai apie mafiją, kokių nors tokių, žinai, bemiegių naktų, baimių, kažkokių tai grasinimų tau,
Ne, bijodavo grasinti ant, žinai, žinučių kažkokių, tai kaip ir visiems rašo, žinai, ir dabar. Tiesiog kaip heiteriai parašydavo. Jo, ta prasme, ten jo parašydavo, ten tų balvonas arba komentarai, anksčiau gal labiau būdavo ten po Delfio straipsnių ar ten po kažkokių kito portalo, žinai, straipsnių, arba į mailą ten atsiųsdavo kažkas, žinai, tavo prasimušęs mailą, iš kažkokio matydavai, kad feikinio vėl mailo, tokių salė, žinai, nu matau, kad emocijos, žinai, nes tarkim tas žulikas, kuris norės tau kenkti ir kuris net tave, sakykime, sulaužyti, kaip žinai sako, jis nerašys, jis padarys. Tiesiog, yra daugybė galimų variantų, žinai, nelauksis tavęs prie namų. Esi kada konfrontavęs kokį nors mafijos atstovą? Nu, kaip tu sakai, gangsterį neturime mafijos, bet kokį gangsterį esi konfrontavęs gyvai, akis į akį? Ne, tai esu ir ne vienam pasakęs, kad, tarkim, ten kažką bandė ale psichologiškai paimti, ten grubiai kažką atsakęs buvo, jo, ir ne vienas tai pasimesdavo. Net vienas, atsimenu, toks labai rimtas šūlas Kauno praeities, sako, tu ką durnas, tu čia nemastai kaip šneki, sako, kas tu toks esi, kad aš tam turiu rimtai šnekėti. Sako, tu esi niekas, tu esi nulis, vienintelį, ką tu turi, tik tai pinigus. O aš neturiu pinigų, bet aš esu žmogus, kuris valau tokius kaip jumis. Ir jam buvo šokas. Gerai, tu man pasakyk, iš kur tiek drąsos pas tave, nes mes ką tik... Čia natūrali būsena. Ką tik kalbėjom, vaikinukai po 30 000 atiduoda, nes bijo, o tu sėdi su vienu pagrindiniu šūlu, kuris tuos valdo, kurie išmušinėja po 30 štukų. Tu sėdi su galva ir tu jam tokiu tekstu, žinai, tipo, kas tu toks iš viso, aš tas vapšė nebijau. Ne, tai žinai, yra natūrali būsena, turi nebijot bendrauti, jeigu tu, ta prasme, apie tai domiesi ir tu rašai, tai tada turi ir nebijot bendrauti su tai žmonėmis. Nu, tu supranti, kad tu lendi žodžiu. Nu taip, tai ta prasme, natūrali būsena, man visą tai yra įdomu, man įdomu tas toks psichologinis mūšis, galbūt yra kas, kurie, arba kaip jie bendrauja ir kaip jie priema mano bendravimą, bet aš tikrai tenai nehamavoju niekada ir ten nešokinėjau ir dar kažką. Nenusileidai iki jų lygio? Jo, ne, bet jeigu ant tavęs ten, kaip sakoma, lipa liaudiškai, su žodžiais ar ten kažkokiais psichologiniais pasisakymais elgesiu, tai tu netylėsi, ta prasme. O klausyk, mūsų mafijos pasaulyje yra tokių, žinai, tų gangsterių arba net mafijozų, kurie yra edukuoti, pavyzdžiui, ir net ta prasme, labai pagarbiai kalbasi, ten taip toliau. Ar visi tokie, žinai, kaip ten daugelis marozai? Ne, yra ir vienetai, bet yra, kur net nesikeikia. Labai gražiai šneka, mandagiai, taip toliau, išlaikytai, net nesikeikia. Tiesiog pasirinko tokį kelią. Taip, tiesiog pasirinko tokį kelią, kriminalinį verslą, kaip aš sakau, čia verslas irgi yra, bet kriminalinis. Ir, tarkim, išlaikytai bendrauja, nesikeikdamas ten tarkim, edukuoti. Taip, protingai bendrauja, netgi įvairiom temom, žinai, bendrauja. Ir tarkim, tie vyresnės kartos žmonės, tai po 90-ųjų, kurie užkilę, ir ar 90-aisiais buvo labai tam pačiam mafijos pike, grupuočių pike, tai jie yra labai įdomus žmonės. Žiauriai įdomias istorijas papasakoja. Ir tu jau gali klausytis ištisom valandom. Ir aš ten turiu keletą tokių žmonių, su kuriais susitinku karts nuo karto. Iš tikrųjų, man įdomu paklausyti ir pasisemti tos medžiagos, pavadinkim, savo kitom knygom, istorijom, paklausti, ar tikrai taip galėjo būti, žinai, kad nesifeikint. Nes jeigu tu rašai, tai tu turi klausti iš visų šaltinių, žinai, normalu. Remtis šaltinių. Taip, ne taip, kaip dabar mano teismas vyksta, man po to net nieks nepaskambina. Ir varo vienareikšmišką informaciją. Bet tu kalbėsi su žmonėm, kurie yra nusikaltėliai, ne? O yra senaties terminas Lietuvoje nusikaltimam? Žinai, kodėl šito klausiu? Nes dabar su Epsteino failais tas pats, ne? Tai vyko ten prieš 10-15 metų, ir įrodys, kad ten, pavyzdžiui, galbūt tos modelius tenai, nežinau, apgavystės būdu veždavo ten ar įtraukė į tą visą reikalą. Senaties terminas tam yra, ar Lietuvoje nusikaltimam tokiem nėra senaties termino? Nes, jeigu tie žmonės su tim taip atvirai kalba, ne, apie savo 90-uosius. Ne visi. Ne visi, ne? Ne visi. Bet juos galėtų patraukti atsakomybėn? Aš suprantu, kad... Aš manau, galėtų patraukti, jeigu jie pasakytų, kad dalyvavo nužudymuose. Tai bet jeigu ten kiti dalykai, ten tarkim kažkokie kontrabandos, vagystės, tai aš manau, kad yra tam tikras laikotarpis, taip ten po 15-20 metų, tai tikrai, bet jeigu nužudymai, tai jau čia kita tema, žinai, čia jau yra rimta.
Tu sakai, tu su jais dar vis susitinki, aš įsivaizduoju, kad tau yra poreikis dar vis tiek turbūt ateityje parašyti kažkokią dar vieną knygą. Aš ne tai, kad, žinai, nebijau, tai yra mano natūrali būsena. Aš bendrauju, nes aš žinau, kad reikia, ta prasme, jeigu tu nori kažkokios informacijos gauti, tai tu turi bendrauti ir tu turi mokėti bendrauti, o jeigu tu nemoki bendrauti ir tu jeigu bijai arba tau baisu, Tai nerašyk. arba taip, baigs rašyti apie sportą. Bet aš... Dabar Utmoje labai įdomių dalykų. Šioje vietoje, va, tu dabar turi patirtį su teismais, tu dabar voratinklį tam esi. Ir kai tu tiesiog sėdi su žmona, sakai, žinai, aš dabar varysiu ten į Kauną, ten su tu vienu šūlu pakalbėsiu. Ne, mes nekalbam su žmona apie darbo reikalus. Iš viso ne? Jinai manęs niekad neklausė, nei kur aš buvau, nei ką, bet jinai buvo įsijungusi mūsų serialą apie 90-us ir pramogų verslą. Jai tikrai patiko, nes ten buvo daug šviesos, o į tos kitus dalykus tikrai ne. Nes, nenoriu, žinai, apkraut. Mes stengiamės kažkaip susitikti vakare po darbų ir pažvengti, žinai, iš visko. Aš, žinai, dar vat su tavim kalbu dabar, aš galvoju, o jeigu visa ta istorija, kur tu sakai, vat, jinai baigsis, o jeigu jinai baigsis blogiausiu scenarijum? Aš nenoriu tikėti, kad blogiausiai baigsis. Kažkaip nenoriu. Tos net versijos negalvoju. Ne, stengiuosi negalvoti ir tiesiog aš manau, kad viskas turės vis tiek tiesa išaiškės. Tiesa yra svarbu. Taip, ir manau, kad blogiečiai dėl to kenties. Tie, kurie nori, kad man dabar būtų bloga. Arba mano artimiesiam, nes man labiausiai tai gaila mano artimųjų. Aš kažkaip važiuoju, žinai. Artimųjų tai ne tik žmona. Ne, tai aišku, mano žmona, mano mama, mano žmonos giminė, kuri mane palaiko. Irgi, tai čia realiai irgi beveik ta pati giminė, ar ne. Keletas draugų, kurie nuoširdžiai už mane serga. Ar pavyzdžiui, kai per šventes buvo susitikę, tai daugiausia apie tai turbūt kalbos ir vyksta? Ne. Ar stengiasi apie tai nekalbėti? Minimaliai. Supranta tave, kad geriau apie tai nekalbėti, ne? Visi labai saikingai išlaikyti bendrauja ir tiesiog, kaip sakau, tikrai nėra numeris vienas tema. Nes supranta, kad ir man bloga apie tai kalbėti, žinai, kiek galima tą patį per tą patį. Ir visą laiką norisi pakalbėti ir kitom temom, žinai. Žinai, aš labai iš tavęs norėčiau išgirsti tokį gal apibendrinantį sakinį apie tave patį, kurį žmonės prisimintų ne kaip šitą STT tyrimo dalyvį. Nes pastaruoju metu aš matau, kad žmonės apie tai tik tai šneka apie tave. Jo, labai blogai. Ir aš labai norėčiau, kad jie apie tave kalbėtų kaip apie mafijos įspūdingų knygų rašytoją. Tai tegul paskambina. Kokį tu sakinį jam pasakytum? Va dabar, turi progą. Tegul paskambina, pakalbėsim apie naują knygą, bet dėja nieks nepaskambino iki šiol. Ir man patiko belė kokio teisingumo frazė, kurią pasakė vienam iš Britų bulvarinių laikraščių. Kad žodžiu, tas būtent Oasis narys. Tai nesvarbu, ką apie tave rašo, svarbu, kur rašo. O jei esi pirmame puslapyje, vadinasi, darai kažką teisingai. Tai tau yra atsakymas. Aš lygiai tos pačios nuomonės laikausi. Ok. Ačiū tau, Dailiau. Tikiuosi, kad visi tavo reikalai užsibaigs labai greitai ir jog apie tave skaitysim žiniasklaidai pirmose puslapiuose tik apie tavo darbus ir apie tavo galbūt naujus kokius sukurtus filmus, serialus, nežinau, ką tu ten numatęs daryti, kokie tavo ateities planai. Tai palinkėsiu tau ramybės, atostogų su žmona kur nors ir nusiresetant, šiek tiek pailsėt nuo viso šito triukšmo, tikrai paprašyk tos papildomos dienos ir išskriskit kur nors. Tai linkėjimai tavo žmonai, ačiū tau, ačiū visiems, kurie žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, paspausti mygtuką prenumeruoti ir su jumis susitiksime jau kitoje laidoje. Iki.